Nu, tai papasakok, ką galvoji, ką norėtum. Šiaip turiu nuotraukas, Okay. iš karto žiūriu ir parodysiu, ko norėčiau. Bet trumpai tariant, tai bus trumpi šonai ir visai trumpas viršus. Iš principo nors labai stipriai patrumpinti plaukus, nes atsibodo būti su ilgais plaukais. Aha. Šiaip sunku tvarkyti šiek tiek. Ir šitą šukuosiną tu darai prieš tai, mes dar kėlėm tada ir TikToką ir Okay, tai aš nori visai grįžt norėčiau prie prie šito trumpesnių. grįžti. Jo. Okay. Čia buvo visiškai klasikinė šukuosena ir aišku reikėdavo įdėti darbo, kad jinai atrodytų gerai, Aha. bet man tai tiko. O su Okay. šitais, su dabartinė šukuosena yra šiek tiek sudėtingiau, tai galvoju, toks variantas visai tenkintų. Negaila prarasti ilgi? Šiek tiek gal, bet nebaisiai, ta prasme, atsiaugins tos plaukus, negalvotai, ne problema. Okay. Žiūrėk, ką aš padarysiu tada, gal šiek tiek kitaip negu mes darėm praeitą kartą, tada, vat, ką tu atrodai nuotraukose. Pažiūrėsim, gal šiek tiek bus gražiau dar, pažaisim, aš procese žiūrėsiu, bet aš galbūt šiek tiek tavo žemesnius šonus laikysiu. Ten fotkai buvo daugmaž gal, kur mano 4 pirštai, žinai, yra, trumpa buvo, gal mes padarysim kur 3 pirštai. Tipo, kad biškai daugiau turėtum svorio aukščiau ir taip viskas tau gražiau dar nusiškuotų. Bet okei. Ką nori su viršum daryti? Nori kaip ir tada, kad nekristų į akis, ar nori ilgesnį laikyti? Aš dabar galvoju, galima šį patrumpinti per kelis somus. Okay. Tai būtų idealiai, kad kažkur iki antakio, ne? Taip, kad labai nekristų. Okay, tai aš pažiūrėsiu, gal šlapius ilgesnius pareiksiu, bet sužaisim, kad tau labai nenervuotų jie. O kaip galvoju, dėl galo daryti? Dėl ko? Dėl galo. Gal irgi trumpinsi kaip viršonus vienodai, ta prasme? Nebenori kažkokio burst feido muletuko, bet ten bent jau nedarėm. Ne. Okay, tai žiūrėk, tada peliai. Kur mano va 3 pirštai, čia bus nuo nulio tavo feidukas, tai visur važiuos, žemyn. Ir, iš esmės čia kaip dabar vadinasi, drop feidas bus, galim taip įvardinti, jeigu jau tiksliau. Okay? Yeah. Tai tada varom išsplaunam. Super. Prijuostę. Kad nebūtų plaukų. Nespėjau pasipuošęs. Nustebinai labai su savo žinutę. Paprasme. Čia toks ir buvo, kur aš sakau, aš vakar sugalvojau, žinai, ir galvoju, ar eitų toks kontentas ar neeitų, kur man įdomu, kaip sakau, bet aš nežinau, ar žiūrovam įdomu, tai šiaip galite pakomentuoti žiūrovą, ar jums įdomus toks kontentas. Bet šiaip, tai va, įsijungiu, žinai, savo programėlę, kas čia man užsirašė, žiūriu, tu esi. Galvoju, reikia rašyti, žinau, kas sutinka filmuotis kartais, tai galvoju, reikia mėginti laimę. Tai va, prasitestuo tokį kontentą, kur man, žinai, nereikia operatoriaus, čia yra man didelis pliusas, galiu pats pasidaryti šitą. Šiaip norėčiau su operatorium, bet žiauriai sunku suderinti. Ir va irgi, va tie pirmi 2 video, tarkim, jiem buvo reikalingas operatorius, tai toksai biškai apsunkina, visada reikia surasti žmogų. Čia ant tripodo pasitau ir, žinai, komentuoju iš esmės, ką darau. Tai toksai. Bet aš šiaip visas priemonės, ką naudosiu čia, galite rasti Kecorius.lt mano parduotuviai. Tai jo. Jeigu pirksit iš ten, gal galėsiu daugiau daryti kontento, nes galėsiu operatorių įsigyti. Pradėsim nuo grifkos perimetro. Mes, kaip išnekėjom, tai pasidarysim daugmaž, kad mums nekristų į akis, kai sportuoja. Marius gan sportuoja tokie, kovinis sportas sportuoja sąlyginai, ar nebesportuoja? Ar sportuoji? Sportuoja, tai va, tai atsimenu, kad sakydavai, kad lemba labai krenta į akis, kai yra ilgesnė. Tai pasidarysim tokį perimetrą, kuris netrukdytų, jeigu ir sušlampa plaukai. Neįsivaizduoju dar, žinai, šito kontento formato, ką kalbėti per daug, aš tokia turiu nuojautą, bet neturiu nuojautos. Tai nuo grifkos pasiimsim guideline'ą ir dabar pereisim visą viršų, iš esmės, palei grifkos nurodytą ilgį. Labai daug ilgio mes norim prarasti, kad jie dar laisvai kristų realiai atgal, kad turėtų pakankamai svorio. Tai va, turėsim centre guideline'ą ir dabar mes jį followinsim. Iškart pasidarysim su point cuttingu, paskui ant sausų, manau, vis tiek dar pasipointinsim, bet iš esmės, kad būtų kuo daugiau skirtingų ilgio. Ir šitoj pusėje identiškai tą patį pasidarom. Negaila plaukų? Tikrai ne. Gerai. Reikia jau vartos. Dabar perinam į galinę dalį, irgi pasiėmam nuo viršaus guideline'ą ir gražiai tiesią liniją susijungiam. Šiaip niekad nesu komentavęs savo kirpimo, tai čia bus mano toks minčių šuoliai, galbūt kol susigalvosiu, ką reikia pasakoti jums, bet iš esmės, ką aš galvoju, ką matau, ką taisau, iš karto pasakosiu ir galbūt kažkas gausis kažkokios naudingos informacijos. Gal paprastam žmogui šiaip yra įdomu išgirsti, kokie yra kirpėjo minčių šuoliai kirpimo metu. Daugmaž viršų nusikirpam, pasidarysim sekciją, su kuria mes atskirsim šonus ir viršų.
Dažniausiai aš visada taip karpu, seniau būdavo, kad kirpdavau viršų, šonus, sąlyginai, kur yra ilgi plaukai ir tada viskas susiškuodavo, bet man geriausiai veikia iš tikrųjų vis tiek susiskiršius tiek viršų, tiek šonus. Tai realiai vėl yra labai svarbi sekcija, su kuria mes nustatom, kas bus šonuose, kas viršui. Tai yra svarbu geroj vietoj ją parinkti. O, pasižiūrim, ar viskas yra simetriškai. Biškai, va čia matau jau nugrybavau. Dabar bus gerai, man atrodo. Yes. Susisegam, kad mums netrukdyto. Ok, ką darysim su šonais? Kadangi filmuoju, reikia atsukti čia, reikia priprasti. Tai va, pradėsim kirpti žirklėm, nors ir kirpsim viską mašinėlę. Mano pagrindinė dabar idėja yra nusistatyti svorio liniją, kur ji bus. Tai man daug paprasčiau yra su žirklėm tai pasidaryti, negu su mašinėlė, nes tada atsiranda galimybė, kad užpulsim per aukštai. Tai va, mes norėsim, kad visas perėjimas būtų iki šitos zonos, tai realiai čia ir kirpam. Ir dabar visas sekcijas realiai overdirectinam į apačią ir paskutinę sekciją. Iš esmės, sakai, 45 laipsnių kampą laikau. Ir mūsų svorio linija, va čia ir bus daugmaž 3 pirštukai, kai jie nusiškuos, bus dar viskas aukščiau atrodys šviesiau. Pasidarom kitoj pusėje identiškai tą patį. Ir dabar dajungsim galinę galvos dalį, tai irgi realiai 3 pirštukai ir pasiemam gailainą nuo šonų ir važiuojam žemyn. Kai pats darai, tai toks būna awkward ir šnekė, žinai, net terminų, galvoju, kaip čia lietuviškiau pasakyti, kaip čia biški toksai, kad ne viską angliškai. Bet šiaip labai sunku lengvot anglicizmo. Ir va, preliminariai svorio liniją mes jau pabiškai atrandam ir paskui mes ją dar detalizuosim ir gražinsim. Ok, supratau. Žinai, kur tipo pusę svarbiausių kadrų nugarą uždengęs. Nes mėginau filmuoti prieš tai, žinai, va irgi labai užpasa, kai tu nematai visiškai, ką tu, žinai, dabar darau aš tipo. Arba apšė gal aš esu nusisukęs ir, žinai, biški matas, bet nieko nesimat, ką aš aiškinu, žinai. Kur matas pusę veido, bet negalas, bet taip. Dėl to operatorius čia reikia. Jo, tai va sakau, operatorius pats zaibis, bet labai sunku yra žmogų, kas pafilmuos. Tipo, nežinai, laiko trunka. Šitam kontentui, tarkim, nelabai, bet tie, kurie eini į miestą, tai, žinai, tam būna kartais ir 5 valandas filmuoji, tipo, kol tu, žinai, mieste būni, kol tu grįžti va į saloną, taip toliau, tai užtrunka, žinai, tą laiko. Tai žmogus vis tiek dažniausiai jau arba babkių norės, arba kažko, nors yra basic pasiemi ten žmogų, bet, vis tiek kinda. Ir plus dar turi turėti laiko, dažniausiai ir savaitgaliais mėgindavau filmuoti, žinai. Savaitgaliais žmonės nėra labai motyvuoti kažką veikti. A ne? Stebin. Šitau sakau. Ok, tai nusikirpam plius minus svorio liniją abiejose šonuose ir gale prasipūsim plaukus atgal ir dajungsim mašinėlę. Šiaip aš galvoju, karts nuo karto galėtum paaiškinti tam tikrus terminus, kuriuos naudoji. Nes jei tu orientuojasi į bendrą masę, ne visiems tam tik terminai bus aiškus, ypač kai tu naudoji juos kaip... Kas yra graduacija? Pavyzdžiui. Ne, šitas, bet aš pats dar masau, kaip man paaiškinti reikėtų. Bet jau šitas, good point šitas. Tai aš bandau kuo tokiais durnesniais terminais, bet jo. Išsižinom plaukus. Kaip matom, iškart turim svorio liniją, kuri keliaus paskui atgal, paskui mes ją dar, kaip minėjau, paliesim. Tai mes realiai laikysim visą feidą iki daugmaž čia, tai užsidėjom 6 mm ilgį ir nusibrėžim daugmaž, buvom jau ilgiausią. Nusitrumpinsim, karočią, nesuprant, ką aš šneku. Bandom, darom. 6 mm važiuojam. Šitą būtinai palik video metu. Būtinai palik šitą, ne? Labai sunku. Nesuprantu, ką darau. Nesuprantu, ką darau. Važiuojam. Eigoj suprasim. Tai va toks ir būna kartais minčių šuoliai, žinai, kur bandai, jeigu pratingai išdėlioti, važiuojam. Tai jo, mūsų esmė yra neužkilti aukščiau, ką mes jau sukūrėm. Nes šie plaukai bus mums reikalingi, kad viskas gražiai susijungtų su viršum. Nors jau laikysim, manau, lengvą disconnectioną, dar šitą pažiūrėsim ar laikysim. Bet tada disconnectionas nebus visiškai ryškus ir jis atrodys labai fainai, jeigu mums reikės savo. Ir iš esmės, su 6 mm antrų numeriuku mes iškart jau skaptuojam visą galvos formą daugmaž. Arba įsivažiuojam, arba šiek tiek, gaunas gale, kad blogai buvau su žiklėm padaręs, tai paaukštinam ir vėl 3 pirštai ir važiuojam. Kaip tu sekasi sportuoti? Mačiau grįžti į sportą? Jau 3 savaitės sportuoju. Jau 3 savaitėlės. Šiaip zaipis dabar kreatiną užkrovą pasidariau. Tai dabar jau toks kraujukas, žinai, vandenukai yra smagiau pumpuojas jau. Jau dabar nueinu į salę, jau visai jau... Bet tik į salę eini, ne? Kaip? Tik į salę eini. Jo, dabar visiškai tik į salę, džimas ir... Treneriu? Ne. Nebent aš vadinčiau save treneriu.
dabar tiesiog pramogai, nu, iš esmės noriu, kad grįžt, žinai, kažkiek į džimą. Ir tiesiog, tai važinai, einu dabar 3 kartus kažkur savaitį, nėra, kad aš kiek labai ten jau forsuočiau ar panašiai, žinai. Esmė, darau, kas man patinka. Aš darau dažniausiai va dabar splitą tokį, kad krūtinę bicą darau, nugarą tricą ir kojas pečius darausi. Tai po kol kas tokį splitą, žinai, o pratimus tai iš tikrųjų visada manevruoju, kas man tai dienai yra smagiau, gal taip išsireikščiau. Tipo, pirmas 2 savaitės nedariau pritūpkų, nes, nu, tipo, nenorėjau. Dabar jau pradėjau daryti, nes noriu, tipo, nu, tipo, kažkiek varijuoju, tipo, palei tai, kas linksma, nepalei tai, kas reikia galbūt. Bet vardant to, kad tipo, būtų tokia, žinai, kaip atrakcija eiti džimą, o ne tipo, kančia. O kaip mityba? Mityba dabar irgi, tipo, kalorijų neskaičiuoju, bet gan stipriai pradėjau daugiau valgyti. Pasidarysim guideline'ą su nuliuku, aplink visą galvą, nuo kur mes norim, kad tas mūsų feidukas prasidėtų, tai mes jį laikysim ganėtinai žemai, kad būtų kuo švelnesnis feidas, kuo fainesnis perėjimas. O, dėl maisto tai iš tikrųjų, tai sakau, dabar valgau tiesiog daug, žinai, valgau, seniau buvo jau čia 2 metai, gal vos ne 1 kartą dienoj 2, žinai. Tai tipo toksai jau nebereikėjo man valgyti techniškai, nebereikėjo vapšė kūro, žinai, kūnai mano. Bet dabar bandau kokius 5 kartus dienoj, žinai, tai bet jaučiasi iš karto, žinai, pilna jėgų iš tikrųjų, toks maloniai. Ką, pasiimsim trimeriuką, nusiemam, kas viskas yra žemiau. Kodėl pradedu su mašinėlė, tai kad tiesiog vis tiek trimeris dažniausiai būna arčiau odos, tai kad sukurtumėm kuo mažesnę liniją, realiai mes su trimeriuku įsifeidinam į nuliuką, gal taip netgi galim išsireikšti, toks downfadingas. Irgi šiaip dažnai paskutiniais gal metais downfadindavau. Ką reiškia downfadindavau, tai tiesiog nuo viršaus važiuojam į apačią su visais dydžiais ir kuriam perėjimą. Paskutinę savaitę esu pakeitęs savo feidinimą. Tai realiai toksai biškinai iš viršaus į apačią, į vidurį ir taip toliau. Nu, žodžiu, toksai išsimėtęs. Bet tiesiog turiu dabar aiškesnius guideline'us. Ir jie visi yra padaromi iš karto, o seniau kirpdavau tik tai vieną šoną, paskui kitą šoną. Man taip veikia geriau. Dabar pastebėjau, kad biškai gal trūksta man simetrijos kai kuriuose vietose, tai galvoju, reikia grįžti prie to, biškai pakorektinti savo, kaip sakant, akių gal įgūdžius. Tai irgi, savaitį karpu naujų būdų, tai nėra jis labai naujas, bet, nu, tipo, kitoks minčių šuolis, bet stengiuosi gan dažnai šiaip keisti. Nors, kaip ir sakau, iš 2 metus gal gerus, tai pagrindai kirpau iš viršaus į apačią, bet vis kažkaip vis pavarijuoju, vis kažkokį kitą būdą išmėginu, taip realiai tokių daugiau išmoksti gal niuansų. Ok, kad jau turim trimeriuką rankai, pasidarysim iš karto ir line-upą lengvą. Ir kaip man išversti lietuvių kalbą line-upą? Tipo kontūriuką? Jo, kontūriuką gal. Variantas? Lengva tau va čia. Neįsivaizduoju, net kaip šitas vietos lietuviškai vadinasi, bet be žodžių, kad būtum aštrus, padarysim. Pizai, jaučiu geriausias tutorialas, kur mokytojas nesupranta, kad šneka, aiškina durnais terminais, bet gal kažkas supras. Vaba. Tai visą laiką pirmas blynas sudegęs būna šiek tiek tai. Šitas bus perfekt rudumo. Tai ką pasidarysim dabar, tai atsidarysim leverį rankinėlę ir realiai pasidarysim visur daugmaž iki vieno piršto guideline'ą. Padaugėjo, matau, priemonių. Kaip sakai? Padaugėjo pas tai priemonių tavo. Kaip? Padaugėjo priemonių tavo. Čia šitas dabar palaidotas. Dabar šito nepavyko sukurti, tai bus, kad kitos priemonės, nu, tipo webos, bet žinai, kaip ne savo priemonės, bet kitas nepavyko sukurti, kaip norėjau, tokia, žinai, manau, gero. Tai galvoju, tada gal išrenkam geras, ką naudoju, žinai, ir tai realiai vat irgi website idėja. Kodėl nesigavo? Tiesiog aš, nu, sakau, norėjau tą savo priemonę sukurti, bet, nu, žaidžiau, bet nebuvo tas, kas man iki galo patikto. Tai gal taip sakyčiau, nesugebėjo, tarkim, sukurti. Tai nenoriu platinti, kas, nu, ko netikiu, žinai, gal taip išsireikščiau. Tai vat irgi galvoju, tada vis tiek, gal noriu visai savo svetainę paleisti šitą parduotuvę. Tai galvoju, reikia tiesiog su kuo aš dirbu jau daug metų, atsirinkti produktai iš esmės, tiesiog duoti žmonėm, bet su kuo stailinant, taip, jeigu nori atkartot, kad būtų panašesnis kuo rezultatas. Tai čia toksai žiūriu vėl, gavos reklamytę svetainė. Bet va, jau senai žino, kad jau kiek aš jaučiu nuo vasaros vidurio, vis mėginau sukurti produktą, tam tą tokį, nu, afrikieną. Kažkur aš nuo tada pradėjau jau šnekėti kažkiek ir žodžiu, bet iki dabar bandėm, bet kaip ir neblogai, bet ne tas, kur norėčiau dėti savo vardą, gal taip išsireikščiau, žinai. Tai žinau, kad yra geresnių produktų, tai geriau gal geresniem ir duokim po kol kas laiką, nebent sukursiu masterpiece ir va tada galėsim
tęsti mano projekto gamybą. Tarp kitko, dabar vat, pasidarėm guideliną, nieko jo nereisinam, užsidėjau pirmą numeriuką ir centimetrą gerą vėl, važiuojam aukščiau. Čiumpam naują numeriuką, 1,5 ir keliaujam tolyn aukštyn. Atidarom rankinėlę ir įsivažiuojam į antrą numeriuką gražiai. O apie kokią tu rankinėlę vis kalbi? Šitą rankinėlę. Aha. Jie realiai biškai atitolina ašmenį, jaučiu lietuviškai ar kaip skambėtų. Peiliuką, kuris pjauna ir padaro šiek tiek tokį tarpelį. Tai gali reguliuoti, ir tas padeda sukurti gražią tranziciją tarp 0 ir, tarkim, mūsų atveju 6 mm. Taigi turim pasidarę realiai 3 stepsus, tai 0, 1 atidarytas ir 1,5 atidarytas. Pasimsim 0,5 dydį ir trinsim šią linytą. Ir dabar jau šalinam 0 liniją. Realiai dabar jau net dirbam su pačiu kampuku, kad kuo mažiau turėtumėm galimybę supeilinti. Keliausim kitą pusę. Esmė dabar mūsų nėra gal visiškai gražiai detaliai padaryti viską. Esmė yra daugmaž susiblendinti, paskui jau eisim prie visų detalių. Keliaujam prie mūsų galinės dalies. Tai realiai, ką mes darėm šonuose, iš esmės darysim identiškai tą patį. Tai pradėsim su 0,5, trinsim liniją ir viską pabiškutė. Pasiimsim 1,5, kadangi čia tankesnė zona, daugiau tamsos, dirbsim šitoj zonai dabar. Ir viską einam kampukais, kad kuo mažiau galėtume sugadinti siluetą. Nu ką, plius minus peidą pasidarėm. Eisim dar prie mūsų svorio linijos, susigražinti ją. Tai naudosim Clipper Over Combo, neįsivaizduokite, kad jis kalbėtų lietuviškai, bet žodžiu, su maišinėlė ir šukom kirpsim šią svorio liniją, kad ji turėtų kuo mažiau aurorų, nes vis tiek aš manau, kad ją palikau šiek tiek per ryškę ir šiek tiek patys siluetų, kad nebūtų jisai išėjęs. Tai realiai, mums daug čia nieko nukirpti nereikia, plius minus viskas yra jau gerai padaryta, bet esmė tiesiog sudailinti, sužiūrėti, ar yra kažkokių paliktų kirminų. Kirminų, ne, galvoju? Tavo galvoju. Galvoju, gal net paimsim va šitaip, labiau matys kampas ir įsivaizduoju, ką mes darom. Žiūrim galą, kur yra per daug svorio palikta. Ir realiai palei guideliną keliaujam į viršų. Šiaip yra, galiu pasakyti, biškai sunkiau kirpti, gal kai dar bandai komentuoti viską, žinai, protingai. Šiek tiek toksai kinda išsiblaškimas. Kartais tiesiog, žinai, darai dalykus, dabar dar logiškai sumąstyk, ką čia darai. Tu feidą visą padarei, dabar tiesiog aplink tą... Jo, realiai svorio liniją apsaisi. Ir tada jau gražinsim feidą iš naujo. Nu, ta prasme, kai susimesim visus plaukus, tada žiūrėsim, ką esam čia dar palikę, žinai, nedadaryto. Tarkim, gal taip galėtų skambėti. Bet toks jau detalizavimas, žinai. Man kažkaip, kai suškuosina, yra labiau matai, žinai, kur reikia tamsos, kai visi nusiškuoja plaukai. Vėl atsiveria kitos spalvos minimaliai. Lengviau matyti, kai bendrą visą jau piešinį matai. Sekantis stepsas. Pasiimti filirovką šiek tiek dar irgi. Kad atsirastų tokių skirtingų ilgių, šiek tiek švelnesnė linija ir kad fainiau plaukai judėtų, kad nebūtų visi vieno ilgio. Realiai šitam stepsui, kai yra labai trumpi plaukai, aš mėgstu naudoti tiesiog filiravimo žirkles. Nu ką, pasileisim viršų ir susikonektinsim su šonais arba paliksim disconnection. Iš tikrųjų, to nuspręsiu. Dar tiksliai nežinau, pasižiūrėsim, kaip jie mums čia kur iškrenta. Bet manau, bus daug maž viskas su connection'e, kadangi palikom žemesnius šonus. Prasme connection'ą. Tipo, connection'as ką reiškia, tai tiesiog, kad šitas plaukas, tarkim, labai nekabės iki čia. Kad šiek tiek jis mažiau. Tai gal pačiam, kaip sakau, priekį mes paliksim to disconnection'ą. Pažiūrėsim, aišku, kai sakau, viską dar apsikirpsiu, bijau pameluoti, nes dabar biškai kirpau, biškai palikau. Bet gal tikrai mes susikonektinsim, kad tau čia niekas nekabėtų, žinai, čia toks bus kinda. Pam, manau, aš taip įsivaizduoju, bet ar žiūrėsim, kai pradėsiu kirpti, žinai. Toks labiau, kaip čia gražiau viskas gaunasi. Tai va, galą tai tikrai susikonektinsim. Iš esmės centrinę liniją išsitraukiam sekciją. Ir uova, debim laipsnių, važiuojam į viršų. Sekam guideliną, pasižiūrim viską horizontaliai, šiek tiek prasipoint katinam. Uova. Ką darysim toliau, tai pasidarysim sekciją per vidurį, per centriuką. Uova. Ir dabar ir iš tikrųjų spręsim, ar paliekam connectioną ar disconnectioną. Tai pradėsim, galim nuo šitos pusės pradėti, kadangi filmuojam. Tai realiai pasiėmam tą grifkos ilgį, kokį mes nusistatėm. Ir dajungsim šonui. Tai irgi šiek tiek iš karto galim netgi prasipoint cutindami dajunginėti.
Ir vareliai, čia yra jau mūsų guidelinas, tai vat, nuo čia prasidės connectionas lengvas. Ir tą patį pasidarom kitoj pusėje. Pasižiūrim guidelinas ir susikonektinam. Ką padarysim, kad būtų dar tau skirtingų daugiau ilgių, tai panaudosim razor peiliuką ir jo, šiek tiek prasiteksturuosim su juo. Pirmiausia, anglicizmą pasakyti ir tada vertimą. Nu, kažkas iš tos serijos. Nes tai žinau kaip lietuviškai, žinai, tai tipo, iš esmės jo, peiliuką čiūj. Lietuviškai jaučiu skambėtų plunksinis peiliukas, feather razor. Tai biškai keisai skamba, bet okei. Tai va, šiek tiek, kad būtų daugiau skirtingų ilgių, visi plaukai fainiau judėtų. Taip pat turėtų šiek tiek tokią direkciją. Vava. Tuo pačiu, kadangi mūsų connectionas yra gan žemas, tai šiek tiek pralengvins patį susijungimą, kad nebūtų tiek daug svorio apačioj. Paskui dar prasipoint cutinsim, manau, galus. Bet vat, kai išsidžiovinsim, tada jau matysim visą situaciją. Tai aš visada mėgstu šiaip prasidžiovinti be priemonių. Ir tada vat, įdėti priemonių, šiaip namie kartais sakau, galima į šlapius dėti, bet vien dėl to, kad kol mes kerpam, kad matyčiau visus failus, nes priemonė dažnai būna, kad mano bent jau nuomonė, kad paslėpia juos, prispaudžia plaukus, kur kartais nematai, kai nėra priemonės. Žodžiu, šuris plaukus prasipučiam, susižiūrim viską, prasiteksturuojam ir dėsim priemonę. Labai ne. Dėkui. Kažkokių priemonių nereikia, ta prasme. Realiai jo, tai priemonės tau padės, kad tiesiog laikytus ir galėtum, žinai, stipriau laikytusi. Aš galvoju, šiandien galima apsėti šį be lako, nes vis tiek varys treniruoti, tai... Ok, tai įdėsim mūsų priemonės, kad tau jie galėtų judėti, bet kad nebūtų įkalinti vienoje vietoje. Tai va, matom, kai ir mes susikonektam, vis tiek turim čia tokią svorio liniją, tai realiai mes ją point cutinsim, kad ji būtų kuo švelnesnė. Iš esmės, kadangi šonas yra ta graduacija, neleiriai, nežinau kaip tai lietuviškai išsireikšti, dėl to ar yra ta šiek tiek svorio linija, bet mes bandom ją kuo labiau padaryti, kad ji būtų išsiblūrinus, kad ir kaip sukristų jo plaukai. Man įdomu, ką ten tu gerini. Ką? Man įdomu, ką ten gerini ir taip yra gerai. Tai čia, žinai, mikro detalės, kurios padaro tobulumą, o tobulumas neegzistuoja, dėl to taip nebus. Tobula yra, kas netobula. Filosofas. Taip. Žinai, kai blogai nukerperiai kažką sakyti, tobula yra, kas netobula. Tobulų dalykų nebūna, mes žemėje. Skamba kaip pasiteisinimas sugrįžti iš vakarėlio per vėlai. Tobulumo nėra. Aš žmogus, aš netobulas. Patį viršų irgi prasipoint cutinsim, prasiteksturuosim. Kaip galerija buvo? Gerai. Nebuvai? Aš ne, bet mano pažįstamas vienas varė ir mačiau, tu vėliau kėlė istorijų. Šiaip ten negalima fotkint, bet... Ar tai? Bet ten neduoda tokių lipučių? Ne, tai nesirpekas. Ten klubas. Okay. Ne, neduoda, nežinau, man neduoda. Gal žinai, per kaip kokius eventus. Šitam eventą tai galėjai, sakai? Kas ten vyko gero? Didžiai grojo muziką, o žmonės šoka. Ką žinau, tai patusovkė. Tiesiog, ne, nu šiaip fainai, toks, žinai, daug žmonių, faina vieta, tipo, nu, kai daug žmonių, gal tada visada būna faina, iš tikrųjų, buvau net Rusijai, realiai, tai ten buvo faina. Kai buvo daug gerų žmonių, tai čia, žinai, toksai, okei, tai dabar eisim prie visų detalių, realiai su žirklutėm, prasikarpysim, kur yra tankesnės vietos, arba kur lėvai sublendinam su mašinėlą, pabandysim grinai su tokiais, žirklių galiuku, panaikinti tamsas. Matau, čia yra šiek tiek tamsos. Šiaip realiai pusantrą mėnesį nesikirpau. Pusantro? Tai dar nėra ilgai. Tai nuo mūsų praeitos šukuosenos kažkaip stipriai ataugo. Bet ilgus ribom palikę, tai žinai. Bet gerai atrodytų šiaip tik, tai žinai. Gal jau atgyveno, jau kiek mes laiko to palaikom ilgus plaukus, jau gan ilgai, ne? Tokie metai gal jau net, ne? Ar pusę? Na, gal pusmetis labiau, bet vis tiek. Ai, bet mes tada netgi tau, kai kirpom šitą šukuoseną, nu atsimeni, tada kaip manom irgi, tu turėjai ilgus plaukus ganėtinai. Nu, paauginęs jau buvai. Tai taip irgi realiai jau prieš tai tu turėjai, tai čia tokie tavo nukrypimai, tarkim. Vava. Ką, realiai skusim kaklą, dėsim priemonę, stylinsim to plaukus. Realiai meistrams siūlau nepamiršti ir nuskust kaklą, va čia šone. Labai dažnai būna, kad pamiršta žmonės, sakyčiau. Pasiėmam šį vyriuką. Tai kadangi tu minėjai, kad nori laisvai šiam plaukai, kad būtų, nedėti kulakų per daug, aš galvoju, gal tau uždėsim lengvai jūros druskos dabar ir pažiūrėsim, ar dėsim dar priemonės papildomai ar ne, nes jūros druska gal tau net pakankamai ir prilaikys, kad jie tokie išlitinėtų, bet kaina ir turėtų šiek tiek holdo. Okay? Nori, kad vėjas galėtų kedenti plaukus? Taip. Gerai. Apsipurškim visą galvą.
Šiaip galima jūros druską naudoti ir iš šlapius plaukus. Mūsų atveju, kadangi jau yra sausi, dėsime sausus. Pradžiovinsim su fenu. Galima palikti ir džiūti taip, bet kadangi mes jau esam čia, tai taupom sąlyginai laiką, tai džiovinam su džiovintuvu. Bet šiaip, jeigu norisi daugiau tekstūros, tai siūlau užsipirkti jūros druską arba įsidėti priemonę, susispaudyti ją ir palikti džiūti. Nori labiau mesti plaukų ar labiau laisvesnių? Mesi? Ok, tai vadžiak, to gal taip ir padarysim tada. Keliai, tai va, apsipaškiam jūros druską, geriausiai, aišku, gal net iš šlapius plaukus, bet atsispaudėjom. Ir tobulų scenarijų mes netgi paliktumėm galbūt džiūti namie. Mes panaudosim difuzerį ant feno uždėtą, kuris irgi labai minimaliai pratem savo plauką. Vaba, tai aš galvoju, taip gal net ir laisvai paliksim, ok? O paskui brauks ranką ir tu galėsi pasisyti vėl. Labai gerai. Pasiruošęs? 3 šiam? Taip. Parod gal ją įdomu. Voila. Žiup, šonu. Uop. Kaip fainai atgalo pakėlė šiek tiek. Labai gerai. Jis pasikėlė kiek, kad gražiai būtų. Ir va. Gerai? Labai gerai. Liuks. Super. Liuks. Ir va, galim tai prasuk. Voila. Žiup.